a lot of companies has already moved away from the agreements that they have already made. So I think it's putting us on a trajectory which is pushing us away from where we were. However, agreements are not necessarily worth the paper they're written on. And I think for many of the countries that signed the agreements, that was the case. Tikslas, kurį mes turime šiai kadencijai, yra žaliasis kursas taip pat prasiskverbtų iki pramonės ir kad svarbiausios technologijos, jos būtų kuriamos ir gaminamos Europos Sąjungoje. Va čia turbūt ir ateis ta ateitis arba tas tikrasis tvarumas, apie ką mes kalbam. Viena iš galimybių yra per tvarumą didinti mūsų Europos įmonių konkurencingumą. I trust numbers. I'm not talking about feelings, I'm talking about facts. And if numbers are telling that, for instance, competitiveness is declining, then it's declining. Even we would like to see it otherwise. Mums labai svarbu ne tik gerinti Europos įmonių konkurencingumą, bet taip pat išlaikyti ir mūsų klimato kaitos susitarimus, kad jie nebūtų nustumti į šoną. Pasikeitimai reguliaciniai kelia klausimą, ar vis dar, nes iki keli metai atgal tvarumas buvo labiau pasirinkimo reikalas, tada tapo prievolė, o dabar truputį nebeaišku. Tai vat iš to neaiškumo tikrai klausimų yra, ar vis dar galioja, kas galioja ir kas mums galioja. Tiek gamta, tiek visuomenė, jinai laukia iš verslo proaktyvių veiksmų, kad matytųsi, kas yra daroma, kad verslas yra tvarus, kad verslas rūpinasi aplinka ir kad mes turėsime gražų rytojų.